Gintas Valcas. Gintai! Gintai! Kur ta ryža bestija? Mesgi buvom tarėsi su tavim. Aš šitos masažystės nepraleisiu. Viskas eina tiesioginis eteris. Baigia. Panelė, jūs ką galvojate? Jurijau. Jūs ką galvojate, kad jeigu jūs galite masažuoti, tai jūs galite sugriauti man projektą, taip? Man 2 metų reikėjo, kad šitą projektą sukurti. Palaukit. Jurijau, būkit geras, aš suprantu, kad jūs 1,5 metų nekalbėjot ir esat kaip arklys nevalgė žolės Tu metus. geriau eik ir Jurijau, Indrutei būkit pasakyk, geras. kad nei truputėlį ten nebeblentų ir raiškiau šnekėtų pavardės. Žinot, Jurijau, būkit geras, Aš gal neleisiu- skandalą pasilikit aš neleisiu trečiai iššokti. laidai, mes žinom, kad Aš neleisiu mėgstate. iššokti. Jūs nesuprantat, šį projektą žiūri vaikai. Kokį mes pavyzdį duodame? Jie lys į internetą, matys, ką jinai ten išdarinėja ir po to mes turėsim iš jo žvaigždę daryti. Jurijau, yra toks Aš posakis. nedirbsiu, nenoriu aš dirbti Yra šitam toks projekte. posakis, kas psichiatrinį randa pirmas baltą halatą, tas gydytojas, ar ne? Nepradėkime, būkit geri. Tu nemoralizuok. Šitos porno nereikia mūsų projekte. Jurijau, Nenoriu aš. Ну, Юрочка, Исиляк! Исиляк! Ну, сейчас! На! Man asmeniškai patiko visai. Čia Dievo reikia paklausti. Nu, paklauskim Jurijaus Smorigino. Kaip Dievo. Jūraška, kas yra? Ar katytė perbėgo kelelį? Apie ką klausti? Apie griovį? Žiūrėk, lyg tai miega, bet viską rūpužė girdi. Viską mato, viską girdi. Atiduok man savo širdį. Va. Jūs vaikštot vandeniu. Jūraška, nu įpirdolink ką nors tokio. Gal grįžkim prie projekto? O jūs niekaip negrįžtat šiandien. Vandeniu, grįžkim. Aš dabar noriu klausimo. Jūs apie kažkokias nesąmonės šnekate. Aš noriu tiesiog klausimo, kas link... Jūraška, atsipalaiduok, kas yra? Nu, grįžtam prie projekto. Nu ir koks klausimas? Pone Jūratė, kaip jūs vertina čia porą? Jurijau, pradėkime nuo jūsų. Ko toks liūdnas šį vakarą? Kas yra Jurijau? Aš neliūdnas, aš kaip visi. Kuria prasme? Kad suprastų, kaip galim būti kitaip. Nu, pakomentuokit, prašau. Pasakykit, Jurijau, aš nesuprantu, jums kažkas įgėlė šiandien. Aš suprantu, aš galiu įvardinti kas, bet kodėl nuo to turi kentėti visą šou? Ką jūs šnekat vieną, darot trečią, rodot 4, 5, 6, ką jūs turit galvoj? Nu, jūs kaip mažas vaikas, kaip mergaitė, kuriai atėmė nekaltybę, o jinai prisipūtė. Ko jūs čia šypsate, sakė, durnelio šypsena? Eikite, šiandien nepatinka, mes pasodinsim ką nors kitą. Gal kas nors nori iš publikos nusimanyti šokiuose pasėdėti vietoj Jurijaus? Yra norinčių šį vakarą pasėdėti jo vietoj. O jūs eikit, ruoškitės, va, ponas Burba turi jums dovaną, va, tokį kandų kaktusą, bet aš manau, kad namuose apsikarpysit spiglius. Nes šiandien jūs tokia manų košė, vyr, nedavyr. Viskas, ačiū Jurijau, viskas, jūs laisvas šiandien. Beje, Organic Pharmacy, pasižiūrėjusi jūsų surūgusi, pasenusi veidą, nusprendė jūs apdovanoti. Jūs labai mėgstat dovanas, prašau. The Organic Pharmacy, dušas, želė ir vitaminai, maisto papildai. Nuostabiausia, ką mėgsta labai visos Holivudo žvaigždės, jūs irgi turėsit visą tai. O kaktusą ponas Burba jau įteikia. Čia reikėjo šiandien ne kaktusą nešti, chrizantemą. Jis toks geras, tik kai miega dantimi sieną. O šiandien jis miega. Ačiū Jurijau už jūsų dalyvavimą, viso gero. Apsukit savo planšetę visą laik 10, aš suprantu, o komentarų jūsų nereikia. Nu, turit orumo, išeikit. Žiūri, kaip ožys į naujus vartus. Gerai, praleidžiam šitą. Jurijau, tarkis Aš manau, Jurijus pasakytų šitas mūsų kaktuso saugotojas Anubis.